Antroji kultūrinių kelionių kryptis – etnoskonis. Istoriniai šaltiniai teigia, jog dar 19 amžiuje Kaišiadorių geležinkelio stoties restorane užkandžiavę keleiviai ilgus metus maisto kokybę vertindavo posakiu skanu kaip Kaišiadoryse. Tuo įsitikinti galėsime ir mes keliaudami kulinariniais keliais. Čia mūsų lauks ne tik garsusis žaslietiškas kugelis, kepti cepelinai, jau tradiciniu tapęs šakočių kepimo čempionatas, kuris kultūros sostinės metais tampa tarptautiniu, bet ir kitos Kaišiadorių krašte populiarios valgių degustacijos, edukacijos ir kulinarinio paveldo renginiai. Aukštaitijos, Dzūkijos ir Sūduvos etnografiniai regionai suformavo savitą Kaišiadorių krašto etnokultūrinę tapatybę, kuri ryškiai atsiskleidžia folkloro kolektyvų dainose ir šokiuose. Tad nepražiopsokime istorinėje Hašaidaro dvarvietėje šurmuliuosiančio tradicinio festivalio Želvitis žaliuoja. Ant Maisiejūnų piliakalnio ateikime kartu minėti Baltų vienybės dieną, o pačius energingiausius kviečiu į naktišokius folkloro ritmu. Ir žinoma, negaliu nepaminėti Rumšiškėse esančio unikalaus Lietuvos etnografijos muziejaus po atviru dangumi. 2024 metais muziejus švenčia savo įkūrimo 50-metį. Todėl šią progą tiek Lietuvos, tiek užsienio svečiams dovanoja visą puokštę įdomių renginių. Tikiuosi, jog keliaudami etnokultūros keliais nekartą aplankysite ir šią stotelę. Lauk ir tavo sode nusileis margasparnis drugys.